Kaip sako, ką kepi sveikučiai. Pagavau vadus į basus. Vienas žmonai, vienas man. Ir naudosiu ką kepi prieskonius. Atsiuntė man jisai tokių gerų prieskonių. Čia druska, pipirai, žolelės, viskas čia vienais jau yra. Aš savo dar biškį čiliuko užsidėsiu. Gerai, dėl video dabar varom. Paragavau, žinokit, hebra. Žiauriai ašaro, žiauriai šitie pipiriukai ašarus. Tai va, tač po biškutuką. Ir žinokit, pilnai užteks. Šitie prieskoniai, sakė, tinka ir žuviai, ir viskam. Sakė, greit naudok, negailėk, pilk, nes jie turi galiojimo laiką. Dar va salmonų gabaliuką įsikipiau. Buvo toks ilgas per visą lėkštę, tik tiek liko. Ant tiek tie tavo prieskoniai sanus, taip gerai subalansuota druska. Valgau, net seilis bėga, bet nežinau, suprantate, aš dar užsipyliau sojos sauso ir dar užsidėjau wasabi. Nežinau, ar tavo prieskonys tai buvo to aštrumo ar ne. Ir dar specialiai japoniški džiavėsėliai su spicy. Taip aš trauką maloniai, žinai. Dabar laukiam sybaso, kada iškeps. Na, bro, po perkūnai žiūrim, kas čia gavosi. Ką kepi po perkūnais. Aš kairė rankis, bro, tai aš ragausiu su kairė ranka. Čia tik tavo prieskoniai, daugiau nieko nėra, absoliučiai nieko. Lemba kaip iškepi. Trupa viskas neina paimti. Aš neatsimenu, ar jisai žvynus nulupo ar ne. Gal nulupo. Nu, slančia everybody. Ne, nenulupo žvynų. Jasna. Kur aš čia nusukau tą kamerą. Jo druskytis yra, česnakėlis jaučiasi, pipiriukas jaučiasi. Kaip tu sakėjai, varyk negailėk, aš biškį per daug privariau sauroką. Bet man pripienavo tai gerai. Blema, reikėjo to čili patepti vidurį. Bet geri prieskoniai. I like it. Nu, gerai sakėjai, tiks ir prie mėsos, ir prie žuvies, prie steikų, prie visko. Ačiū labai.